Visa tai paprastai prasideda nuo saldžiabalsių merginų skambučio, kurios daro apklausą apie jūsų kelionių įpročius. Jeigu jūsų įpročiai ne visai kuklus ir atitinka jų lūkesčius, vėl laukite skambučio, jums praneš, kad jūs laimingasis, laimėjote televizorių, kamerą, laikrodį ar dar kažką ir kviečiamas atvykti į prezentaciją. Pakelkit ranką, kas mėgstate atostogauti? Pakelkit ranką, kas mėgstate ir sutaupyti. Pikti liežuviai, kurios bendrovė Kosta už šmeižtą tempia į teismą, vis dėlto neklysta. Žmonės atpažįsta tuos pačius veidus, anksčiau atstovavusius Amber Promotion. Pažiūrėkite, ar ne tie patys veidai. Žiūrėdami televizorių mes pamatėm, kad tie patys veidai, tie patys žmonės jo. Tik tai dabar jau jie vadinasi Kosta. Taip, persikrikštijo. Ir ta pati mergina, kuri veda? Ta pati, tikrai jau ta pati. Kiek žmonių vis tik išvyko į žadėtas keliones? Nežinia. Atsiliepimuose padėkų nėra, priešingai tie, kas atostogavo, buvo vos vienoje kelionėje, o ne 3. Ir teko dar nemažai primokėti. Ne tik ponia Daiva, bet ir kiti žmonės mano, kad turizmo departamentas yra šių aferistų stogas. Valstybinė įstaiga, duodanti leidimus tokių firmelių veiklai, neatėmė nei vienai. Iki šiol tebegalioja agentūros Amber Promotion pažymėjimas, pasisavinusiai daugybę žmonių pinigus. Daug sakantis požiūris į žmonės, įstaigos, kurio vadovė Raimonda Balnienė atėjusi į šį postą žadėjo, cituoju, kontroliuoti turizmo paslaugas teikiančias įmonės ir siekti užtikrinti turizmo verslo atsakomybę prieš vartotojus. Keista, kad jos atėjimas ypač sutapo su tokių firmelių klestėjimu.